Neapsaugota mediena greitai praranda patrauklę išvaizdą, tad norint ją apsaugoti reikia padengti. Vienas seniausių medienos apsaugos būdų yra jos impregnavimas aliejais. Neseniai rinkoje pasirodė natūralūs, ekologiški, organiniai pro, tungų ir sėmenų aliejai. Norint padengti medieną aliejumi nereikia specialaus paruošimo ar gruntavimo. Aliejus ant švarios ir sausos medienos tiesiog užtepamas teptuku ar kempinėle. Praėjus valandai po pirmojo užtepimo nesusigėrusių aliejų reikia nuvalyti sausų skudurėlių. Antrąjį sluoksnį rekomenduojama tepti praėjus 24 valandoms. Iš tungamedžio sėklų išgaunamas natūralus tungų aliejus yra vienas seniausių žinomų impregnantų, naudotas senovės žvejų valčių apsaugai. Tad šį aliejų galima naudoti tiek patalpų viduje, tiek išorėje. Jis tinkamas pirčių gultams, terasoms bei vaikų žaidimo kambariams. Šiuo aliejumi padengtas paviršius nekeičia medienos spalvos, netamsėja ir neišblunka. Šis aliejus išryškina medienos tekstūrą, atsparus ultravioletiniams saulės spinduliams, bet to greitai džiūva ir neturi kvapo. Norintis atsparesnės dangos gali rinktis 2 komponentų vandens pagrindo poliuretaninį laką Pro Parket. Šiuo laku padengti paviršiai bus apsaugoti nuo ypač intensyvaus dėvėjimosi ir nuo cheminių medžiagų poveikio. Prieš lakuojant švarų ir sausą paviršių rekomenduojama nugruntuoti. Tam tinka Pro Parket gruntas. Gruntui išdžiūvus, 2 komponentis lakas sumaišomas ir užtepamas ant paviršiaus teptuku ar kempinėle. Didesni plotai gali būti dengiami voleliu. Laką galima rinktis blizgų, pusiau matinį, matinį ir supermatinį, priklausomai nuo norimo gauti efekto. Šis lakas yra visiškai nekenksmingas aplinkai, neturi aštraus kvapo, būdingo lakams tirpiklių pagrindu. Ant nulakuoto paviršiaus galima vaikščioti praėjus 10 valandų. Patalpas, kurios nėra intensyviai eksploatuojamos, kaip pavyzdžiui miegamieji, grindis galima lakuoti vieno komponento Pro Parket laku. Tai pusiau matinis, vandens pagrindo, nekenksmingas aplinkai ir greitai džiūstantis lakas. Praėjus 10 valandų po nulakavimo jau galima vaikščioti. Grindis ir kitas medinės konstrukcijas galima dengti ir dažais. Rinkos naujiena yra Pro vandens pagrindo dažai grindims. Prieš dažant sausas ir švarias grindis reikia nugruntuoti. Tam tinka gruntas Pro Parket. Gruntui išdžiūvus teptuku ar voleliu tepami dažai. Šių dažų yra 5 gamyklinės spalvos, taip pat juos galima tonuoti pasirinkta spalva. Dažai greitai džiūstantis, labai atsparūs trinčiai bei vandeniui. Šiuos dažus galima naudoti tiek medinėms, tiek betoninėms grindims. Betoninės grindis prieš dažant rekomenduojama gruntuoti pro gruntu betoninėms grindims. Išdžiūvus gruntui tepami dažai. Yra sukurti ir netrukus parduotuvėse pasirodys dar atsparesni trinčiai 2 komponentų vandens pagrindo grindų dažai 2K dažai grindims. Jais taip pat galima dažyti medines ir betoninės grindis.